Sveiki visi, čia yra Harnetor Luck, dar kitaip Epic Plazy ir aš šiandien padarysiu jums vlogą apie kodėl lietuvių geriau gyventi užsienį negu pačioje Lietuvoje. Tai labai yra paprasti pavyzdžiai. Lietuvoje patys lietuviai, pavyzdžiui, dalyvauja, tarkim, cosplay konkursuose ir persirengia, tarkim, visokiausiais anime kostiumais, vaikšto. Nu ir rodo savo pasirodymus. Patys lietuviai žiūri į juos kaip į kokius keistuolius ir mėto savo komentarus, va, žiūrėk, keistuolių paradas eina. Taip. O užsienyje visi vaikšto su savo unikaliais, naujoviškais, negirdėtais stiliais, apsirengia ryškiais rūbais, o tie, kas ryškiais rūbais rengiasi, pavyzdžiui, Lietuvoje ir einam per miestą, tai visi sako, žiūrėk, va keistuolis, kažkoks psichas eina, kažkas tokio, jam galvoje negerai, visai atrodo kaip klaunas, tipo, ir savo replikas mėto. O netgi buvo šiandien iš pačio ryto laida. Viena moteris, kuri įsitauravosi visą savo kūną tatuiruotėmis su savo stilium, daktarai netgi pasakė, mums gaila jūsų vaikų, nes jūs atrodote kaip demonas. Taip, čia lietuviai taip kalba. Ir ją patys lietuviai žiūri kaip kokią narkomanę, psichopatę, keistuolę, kažkas tokio, o užsienyje šito dalyko net nėra. Nes užsienyje visi su cosplay vaikšto, su savo stiliais ryškiais vaikšto ir niekas netgi blogo komentaro nepasako, o dar tuo pačiu pasako žiauriai daug komplimentų žmonėm, tokiem kaip aš, ar kažkokiam kitokiam cosplayeriam, ar kitiems ryškiems žmonėms sako vienus tuos komplimentus. O Lietuvoje, o lietuviai, jų galvelės sukasi ant tiek, kad aš turiu tik mašiną, aš turiu darbą ir kažkas tokio. O tokie kaip aš, kurie sėdi namuose, ryškiai rengiasi, labai įsiskiria išvaizdą su savo stiliais, tai sako, kad, žiūrėk, klaunas eina, kažkas tokio. Nes jų galvelės antiek neveikia, ką reiškia nuosavas stilius, ką reiškia būti populiariam ir kažkas tokio. Visas pasaulis, visi lietuviai tik ant to ir sėdi. Tai va. Ta toks trumpas vlogas, kodėl lietuviam, youtuberiam ir kitiem cosplayeriam ar kažkokiems ryškiems žmonėms geriau gyventi užsienyje negu pačioje Lietuvoje. Tad tenka užbaigti šitą vlogą ir ačiū už dėmesį ir tikiuosi susimąstysite lietuviai, ką jūs darote ir kaip jūs kalbate apie kitus žmones. Tai va. Tai jeigu patiko šitas vlogas, subscribinkite Harnetor Luck kanalą ir DI Journalixo kanalą, nes šitie du kanalai yra tikrojo Epic Plazy ir Rising Star kanalas. Tačiau visiems ir susimatysime gal su kitais gamingo vlogais arba paprastais vlogais. Tačiau visiems.